So I come to you today as a messenger. Taigi, aš atvykau šiandieną pas jūs kaip žinios nešėjas. I have not come here to give you my teachings. Neatėjau čia duoti savo mokymų. I have come here to give you the teachings of Krishna. Čia aš atvykau perduoti Krišnos mokymus. As I have heard them from my beloved spiritual master. Tokius, kokius juos išgirdau iš savo mylimojo dvasinio mokytojo. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada. Tokiu vardu. So we'll read today from Bhagavad Gita, chapter 9, text number 22. Taigi šiandieną skaitysime iš Bhagavad Gitos 9.22. It's a very nice verse. Tai labai nuostabus posmas. Ananyaschan jayanto mang ye jana prayapasate tesham nitchabhayuktanam yogacemam vaham yaham. 9:22. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Purport. One who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship and surrendering fully to the Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies, which make the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. This is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. Kshema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga, and when he becomes fully Krishna conscious, the Lord protects him from falling down to a miserable conditioned life. Vertimas ir komentaras jo dieviškas monybės A.C. Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada. Tačiau tiems, kas visat su ypatingu pasiaukojimu garbina mane, medituoja mano transcendentinį pavydalą, aš atnešu viską, ko jiem trūksta, ir išsaugau tai, ką jie turi. Komentaras. Kas neišgyvena nei minutės be Krišnos sąmonės, tas galvoja apie Krišną 24 valandas per parą. Pasiaukojimo jam tarnauja, klausosi, šlovina, atmena, meldžiasi, garbina, tarnauja viešpaties lotoso pėdams, atlieka kitokią tarnystę, draugauja su viešpačiu ir visiškai jam atsiduoda. Tokia visapusiškai palanki ir dvasinių galių kupina veikla padeda baktui pasiekti tobulumą savęs pažinimo srityje. Ir tada jis nori vieno – užmegzti ryšį su aukščiausiu Dievo asmeniu. Nėra abejonės, kad toks baktas lengvai priartėja prie viešpatės. Tai vadinasi joga. Viešpatės malonė toks baktas negrįžta į materialaus gyvenimo būvį. Kšema nurodo maloningą viešpatės globą. Viešpas padeda baktui pasiekti Krišnos sąmonę per jogą. Ir kai baktas visiškai įsisąmonina Krišną, viešpas jį saugo, kad jis nenupultų į perpildytą kačių sąlygotą gyvenimą. I really love this first sentence of the purport. Man labai patinka šitas tekstas ir jo komentaras. One who is unable to live for a moment without Krishna consciousness. Tas, kas negali gyventi be Krišnos nė minutės. Lord Chaitanya exemplified this mood. Viešpats Čaitanija buvo šitos nuotaikos pavyzdys. That a moment without Krishna consciousness is like 12 years or more. Jis sakydavo, kad viena minutė be Krišnos sąmonės yra kaip 12 metų. So one has to become mad after Krishna. Taigi, žmogus turi išprotėti dėl Krišnos. That I want Krishna at every minute. Aš noriu Krišnos kiekvieną minutę ir nieko kito. That is called Krishna consciousness. Tai yra vadinama Krišnos sąmonė.
That is the perfection. Toks yra jos tobulumas. One is simply, keenly, intensely desiring to be Krishna conscious at every minute. Kai žmogus tiesiog kiekvieną akimirką trokšta būti Krišnos sąmoningu. That one cannot tolerate even 1 second of forgetting Krishna. Ir žmogus negali toleruoti nė akimirką pamiršus Krišną. Who's the perfect example of this? Ir kas yra tobulas pavyzdys to? Srimati Radharani. Tai yra Šrimati Radharani. She is given a very nice verse in this connection. Jinai šią temą sako: Mana mora vamadina jala vina yena mina Krishna vina chane mariyaya madhura hasya vadane mana netra yasayane Krishna trishna dviguna badaya. If I do not think of Krishna, my impoverished mind dies immediately like a fish out of the water. Jeigu aš nors sekundį negalvoju apie Krišną, mano protas iš karto numiršta kaip žuvis ištraukta iš vandens. But when I remember Krishna's sweetly smiling face, Bet kuomet prisimenu saldžiai besišypsantį Krišnos veidą, my mind and my eyes are so pleased mano protas ir mano akis tampa tokie patenkinti, that my Krishna Trishna, my thirst for Krishna, kad mano troškulys Krišnai is doubled. padvigubėjo. So Radharani is our Siksha Guru. Taigi, Radharani yra mūsų Šikša guru. If even for 1 moment she doesn't think of Krishna, Jeigu nors vieną minutę jinai like negalvoja apie Krišną, a fish out of the water. jinai tampa kaip žuvis ištraukta iš vandens. Have you ever seen a fish out of the water? Ar kada nors matė tokią žuvį? He's in great distress. Tokia žuvis būna strese. He's dying and he knows it. Jinai miršta ir tai žino, Because he can't breathe outside of the water. nes negali kvėpuoti. So for a devotee, it's like not being Krishna conscious, it's like somebody strangling you to death. Taigi atsidavusiu, jeigu jisai negali prisiminti Krišnos, tai tas pats, kas jį kas nors mirtinai smaugtų. So we have to take lesson from Radharani Todėl turime šitą pamoką iš Radharanės and išmokti, always connect with Krishna. kad nuolat turėti ryšį su Krišna. Always try to double our Krishna Trishna, our thirst for Krishna. Ir kiekvieną akimirką mėginti padvigubinti savo troškimą Krišnos. In other words, you can never be Krishna conscious enough. Kitai žodžiais tariant, niekada nėra Krišnos sąmonės pakankamai. No matter how Krishna conscious I am, Kad ir still kiek I can increase it more and more. aš jos turiu, visą laiką galiu padidinti. Actually, it's something like a mundane businessman. Tai panašu į paprastą verslininką. No matter how wealthy he gets, he wants more money, more money, more money. Nesvarbu, kiek jisai bus turtingas, jis norės dar pinigų. So devotee is like that. Toks yra ir atsidavęs. No matter how much Krishna consciousness he wants more Krishna consciousness, more Krishna consciousness, more Krishna consciousness. Nesvarbu, kiek Krišnos sąmonės jisai norės, jam reikės daugiau ir daugiau. He's greedy for Krishna, Jis gobšus Krišnai, thirsty for jam, Krishna. jis trokšta Krišnos. This mood we have to have. Tokią nuotaiką mes turime išsiugdyti. Just like you look forward to eating a big meal, Pavyzdžiui, žmogus nori suvalgyti didelį patiekalą. we should look forward to kirtan. Look forward to kirtan. Just like you've been fasting and there's a big feast coming up and you're all looking forward to that feast. Pavyzdžiui, buvo didžiulė šventė ir jūs pasninkavot visą dieną. You wake up in the morning and think, oh, this is so wonderful. I get to chant 16 rounds again today. Ir jūs taip laukiate to feasto vakare, lygiai taip jūs turite trokšti ryte atsikėlus kartuoti 16 ratų. I get to sing the Gavastakam prayers again today. Oh, so wonderful. Wow, šiandien šitą galėsiu giedoti Gurvaštaką giesmės, taip nuostabu. Another opportunity today to increase my Krishna consciousness even more. Tai dar viena galimybė mano Krišnos sąmonę dar daugiau padidinti. Because that's the only reason the devotee lives for. He doesn't live for anything else. Nes atsidavęs tik tai tuo motyvu ir gyvena. His only desire is to become fully Krishna conscious and to share Krishna with others. Otherwise he has no purpose for life. Vienintelis motyvas tapti daugiau Krišnos sąmoningų ir tuo dalinti su kitais.
He sees everything else simply as shrama eva kevalam, a useless waste of time. Visa kita jis mato kaip bevertį laiko švaistimą. So there's so many nice points that Prabhupada makes in this purport. Taigi čia komentare Šrila Prabhupada tiek daug nuostabių dalykų atskleidžia. He talks about all the activities of bhakti. Jisai kalba apie visas bhakti veiklas. He says they are all auspicious and full of spiritual potencies. Ir teigia, kad jos visos yra dvasinės. What does all auspicious mean? Ką reiškia, kad jos yra visos palankios? It means it's beneficial for every living entity throughout the entire universe. Reiškia, kad šios veiklos suteikia naudą visom gyvom būtybėm visoj visatoj. In other words, Kitais žodžiais when you tariant, chant Hare Krishna, kai jūs kartojate Hare because it Krishna, is all auspicious, kadangi tai yra labai palanku, you're benefiting yourself, tai teikia naudos jum patiem you're benefiting all living entities throughout the universe. ir visom gyvom būtybėm visoj visatoj. So why not chant Hare Krishna? Taigi, kodėl nekartoti Hare Krishna? The more you can serve others, the more you become satisfied. Nes kuo daugiau galite tarnauti kitiems, tuo daugiau tampate pats patenkintas. The more you chant Hare Krishna, the more you're serving others. O kuo daugiau kartojate Hare Krishna, tuo daugiau padedat kitiems. In the verse it's described that Krishna gives everything for the one who is fully surrendered to him. Čia tekstas atskleidžia, kad Krishna tam žmogui, kuris pilnai jam atsidavęs, duoda viską, ko jam trūksta. In other words, Kitai žodžiais tariant, one doesn't have to be in anxiety about his necessities of life. žmogui nereikia pergyventi dėl savo gyvenimiško poreikio. Simply be in anxiety how I can become more and more Krishna conscious. Pergyventi tai lieka tik tai, kaip aš galiu tapti dar daugiau Krishna sąmoningas ir dar Let daugiau. that be your one anxiety. I am not Krishna conscious enough. Tegul būna tai vienintelis dalykas, dėl ko pergyventi. How can I become more and more Krishna conscious? Kaip aš galiu tapti dar daugiau Krishna sąmoningas. If you make that your one anxiety, Jeigu tik šitą vieną rūpestį turėsit, you'll have no anxiety. kitų rūpesčių nebeliks. Because it is possible for anyone, anywhere in the world, to increase their Krishna consciousness unlimitedly. Nes bet kuri gyva būtybė pasaulyje gali neribotai didinti savo Krishna It sąmonę. is simply a matter of your desire. Tiesiog tai priklauso nuo jos troškimo. What do you want? O ko jūs What norite? do you want out of life? Ko trokštate iš savo gyvenimo? You want to become rich? Norite turtų? You want to become famous? Ar šlovės? You want to become powerful? Galios? You want to become popular? Populiarumo? Those things come and go like the changes of the season. Šitie dalykai ateina ir išeina kaip sezonai keičiasi. Today's millionaire is tomorrow's pauper. Šiandien milijonas, rytoj skurdas. Today's famous person is tomorrow's unknown person. Šiandien šlovė, rytoj nieks apie jūs So why nežino. endeavor for those things which come and go like the changes of the season? Tad kam dėti pastangas šitiem dalykam, kurie ateina ir išeina? Why not endeavor for that thing which can never be taken away? Kodėl nedėti pastangas, kad gauti tai, kas niekad neišnyksta? The point is this. Tokia yra esmė. Whatever amount of Krishna consciousness you can waken within your heart Kiek jūs Krishna sąmonę savo širdyje pažadinsit in this lifetime, šiame gyvenime, that is your permanent asset. tiek jums liks amžinai It will never be taken away by anything. ir niekad nesumažės. For all of eternity, whatever spiritual progress you make in this lifetime, that remains your eternal asset. Visą amžinybę, kiek jūs padarysite dvasinio progreso, tiek jums liks. And then you can keep building it more and more. Ir kiekvieną kartą galima vis didinti This šį is turtą, real wealth. nes tai yra tikras turtas. Actual wealth is how Krishna conscious are you. Tikras turtas yra, kiek jūs esate Krishna If sąmoningi. you are Krishna conscious, you're rich. Jeigu jūs turite Krishna sąmonę, jūs turtingas. If you are Krishna conscious, you're the wealthiest person. Pats turtingiausias. So endeavor for this wealth, Taigi dėkit pastangas, kad įgyti šitą turtą. to awaken my Krishna consciousness. Pažadinti Krishna sąmonę. Note also in this verse that Krishna provides everything for those who worship him with exclusive devotion. Taigi šitame posme paminėta, kad tie, kas garbina Krishną su išskirtiniu atsidavimu, Krishna jiems suteikia viską, ko jiems trūksta. What does this word exclusive mean? Kągi tas žodis ypatingu atsidavimu? To the exclusion of everything else.
Tai reiškiasi, išskiriant visą kitą. Just like Lord Chaitanya prays, Panašiai kaip Viešpats Čaitanija meldžiasi. I know no one else but Krishna is my Lord. Tik tai Krishna yra mano viešpats. And he shall remain so, even if he handles me roughly by his embrace, Ir jisai tokiu liks, net jeigu ir šiurkščiai mane suspaus, or makes me broken-hearted by not being present before me. arba sudaužys mano širdį nepasirodydamas. In all conditions, Bet kokiu atveju. he is my worshipful Lord. Jis yra mano garbintinas viešpats. So if you will put this much faith in Krishna, Jeigu jūs turėsite tokį tikėjimą į Krishną, Krishna will personally provide everything for you at every minute. Krishna kiekvieną akimirką asmeniškai viską jums duos, ko jums trūksta. You will never have to be in anxiety about anything. Ir dėl nieko jums nereikės pergyventi. Everything will be bought to you by Krishna, whatever you need. Viską, ką reiks, Krishna jums suteiks. So why not develop this faith and trust in Krishna? Taigi, kodėl nesiugdyti tokio pasitikėjimo You Krishna? see, it's a good deal. Labai geras sandėris, You can't lose. kuriame jūs pralošti negalite. Why not put this faith? Kodėlgi ne įdėti Krishna tikėjimo is į the tai? ultimate provider anyway. Bet kuriuo atveju Krishna yra pagrindinis tiekėjas. Ekopahonam yovidadati kaman. You see. Nityo nityanam chaitanas chaitananam. Krishna is giving everything anyway. Bet kuriuo atveju tai iš Krishnos viskas ateina. Are you making your heart beat? Ar jūs pats plakat savo širdį? No, you're not making your heart beat. Tikrai ne. That is the presence of the super soul within your heart. It was energizing your heart. Tai būtent super siela jūsų širdyje suteikia energijos jūsų širdžiai. For our heartbeat, we're dependent on Krishna. Net mūsų širdies plakimas yra priklausomas nuo The Krishnos. air that we breathe, is that manufactured by the city of Vilnius? Ar They give you your Vilnius- breathing air? Miesto savivaldybė pagamina orą, kurį mes kvėpuojame. No, that is given by God. Tai irgi duota Dievo. What about water? Is that manufactured in your laboratory? O vanduo ar į kokią nors laboratoriją Or sukuria? what about food? Is that manufactured in the laboratory? O ką žiūrėjau apie maistą, kur jisai atsiranda? If you will look at it carefully, you will see that all of your necessities of life are all being given by God. Jeigu dėmesingai panalizuosit, matysit, kad ar taip, visas jūsų gyvenimo Doesn't come poreikis from- suteikia Krishna. Your job or your money or your government, Tai neteina iš jūsų darbo, ar pinigų, ar valstybės. everything is the gift of God. Viskas yra Dievo dovana. So Krishna consciousness means reciprocate. Taigi, ką reiškia Krishna sąmonė? Krishna sąmonė tai Krishna reiškia, is giving you everything. kad Krishna viską jums ir taip duoda. How much are you giving him in return to show your appreciation? Ir klausimas, kiek mes atsidėkojam. You see? A truly appreciative person, he'll say, Krishna, you give me everything, therefore I give everything back to you. Tikrai nuoširdus žmogus sakys, Krishna, tu man viską duodi, tad aš tau viską sugražinu atgal. This is the true meaning of recycling. Tai yra tikroji prasmė perdirbimo. In the modern times of environmental consciousness, Dabar šitoj ekologiškai sąmonį everyone says you have to recycle. visi sako, kad reikia antrinės žaliavas Your perdirbti. bottles, your paper, you should recycle it. Your metal, all be recycled. Tai popierių, metalą, viską galima perdirbti. So we don't have this huge accumulation of garbage piling up everywhere. You see. Taigi mes visur turime antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius. But that is not the original recycling. Bet čia tik tai yra toksai antrailis perdirbimas. The original recycling is to see all this energy is coming from God, therefore it all has to be offered back to God. Tikrasis perdirbimas yra matyti, kad visa energija aplink mus ateina iš Viešpaties, todėl ją reikia gražinti atgal jam. If you don't recycle your paper and your bottles and this and that, your plastic, then it creates pollution, doesn't it? Jeigu mes neperdirbame antrinių žaliavų, tai tuomet viskas aplink yra užteršiama. So if we don't recycle all this energy that is coming from Krishna, then we are polluting the atmosphere. Taigi, jeigu neperdirbam visos energijos, kurie ateina iš Krišnos, mes užteršiam visą atmosferą. Whatever comes to you, you have to see all of it as the energy of Krishna. Bet kas pas jūs ateitų, reikia matyti kaip Krišnos energija. And you have to therefore offer it all back to him. Ir tada turite su meilė jam atgal gražinti. And then Krishna will give even more. Tada Krišna jums duos dar daugiau.
You offer that back to him, he'll give you even more. Ir tuomet jūs vėl jam duosite. In this way, it's an ever-increasing circle of loving reciprocation. Tokiu būdu, tai yra niekad nesustojantis meilės santykis, meilės mainai su You Krishna. can even reach the point where Krishna will give you the whole world to you engage in his service. Jūs netgi galite pasiekti tokį momentą, kuomet Krishna jums visą pasaulį atiduos tam, kad jūs So panaudotumėte jį we have to tarnystėje. stop being greedy. Taigi reikia nustoti būti savanaudžiais. Think, well, this is mine. Čia yra mano. Even little children, they show this tendency. Net maži vaikai turi tokią A tendenciją. little child visits another child in his bedroom, Mažas vaikas, būdamas su kitu, and he sees the nice red fire truck of his friend, pamatęs gaisrininko mašiną žaislinę savo draugą, and he wants to play with that toy fire truck of his užsimano friend. su ją pažaisti. But his friend grabs it and he says, "Mine." Bet vaikas kitas griebė ir sako, ne, čia mano. So even little children show this tendency, Taigi, mine. net mažas vaikas turi šitą tendenciją, mano. So we have to give up this tendency. Bet tai reikia atsisakyti. It's like now they're fighting in the Ukraine, mine. Kaip dabar žmonės pešasi dėl Ukrainos, mano. You see, fighting. This is Ukrainian. No, this is Russian. Mine, mine, mine. It's the same mentality. Čia Ukraina, ne, čia Rusija. Tai tas pats mentalitetas. So we have to give up this I am the proprietor consciousness. Taigi mums reikia atsisakyti šitos If we want true savanaudiškos peace and sąmonės. happiness on this planet, Jeigu norime tikros laimės, we must see that everything is the property of the Supreme One. reikia viską matyti kaip aukščiausio Dievo asmens nusavybę. Ishavashamidam sarvam yatkincha jagadam jagatena chakjena bunjita magrita kushasvidanam. Everything animate or inanimate that is within the universe Viskas, kas apreikšta ir neapreikšta šitoj visatoj, is controlled and owned by the Lord. yra kontroliuojama ir priklauso Therefore, viešpačiui. one should accept only those things necessary for himself, Todėl žmogus turi naudoti tik tai, kas jam yra būtina, which is set aside as his quota, kas yra jam skirta kaip jo kvota, knowing well to whom everything belongs. puikiai žinodamas, kam viskas priklauso. So if you will see everything as the property of the Lord, Jeigu viską matysite kaip viešpatės nusavybę, including even your own body, netgi savo pačio kūną, and you will engage everything in the Lord's service, ir viską naudosite, kad patarnauti jam, you'll become a liberated soul. tapsite išsivadavusią sielą. Jivan Mukta, a liberated soul. Free of all the anxieties of material existence. Be jokių problemų. So it's up to you, ladies and gentlemen. Taigi, ponios ir ponai, tai priklauso nuo jūsų. You want to remain a miserable, conditioned soul of this world, Ar norite būti viena iš liūdnų sielų šio pasaulio? identifying with your material body, Laikyti save savo kūnu? or do you want to be an enlightened soul, Ar norite būti nušvitusi siela? fully realized in your spiritual identity? Visiškai suvokianti savo dvasinę tapatybę. You can do either one. It's your free choice. Tai yra jūsų laisvas pasirinkimas. We don't force anybody in this Hare Krishna movement. Šitam judėjime niekas nieko nespaudžia. You're welcome to come. Kviečiam užeit. We will teach you how to become spiritually perfect if that's what you learn. Ir jeigu jūs norit, pamokinsime, kaip tapti dvasiškai tobulu. But if you're not interested, well, that's your business. O jeigu jums neįdomu, tai yra jūsų reikalas. Do you want to stay in the material world? You can do that. Jeigu norite gyventi materialiam pasaulyje, galite tai daryti. Birth after birth after birth. You can do that. Gyvenimas po gyvenimo. For those who are serious to get out, Bet tie, kurie nori iš čia ištrūkti, we engage them chanting 16 rounds of japa every day at least, mes pamokinsime, kaip kasdien kartuoti bent 16 ratų džapas. following the 4 regulative principles. Kaip siekti 4 reguliuojamaisiais principais. No illicit sex, Jokių neleistinų lytinių no santykių, meat eating, mėsos valgymo, no intoxication, intoksikacijų, no gambling. azartinių žaidimų. And then we initiate them as disciples Ir tuomet juos inicijuosim kaip mokinius, to take them out of this material world. tam, kad paimti juos iš šio materialaus pasaulio. So it's your choice. Taigi jūsų pasirinkimas. You are creating your own future right now. Čia ir dabar jūs kuriat savo ateitį. By what you think about, what you talk about, and what you do, you are creating your own future. Galvodami ir veikdami, jūs kuriate savo ateitį. So you should decide, do you want a future in the repetition of birth and death? Taigi turit pasirinkti, kokios norite ateities ar gimimų ir mirčių rate. Or would you rather have a future in that land where there is no death, Ar keliauti į tą buveinę, kur nėra mirties. no old age,
nėra senatvės no disease. ir lygų. It's your choice. Tai yra I jūsų hope you make a good pasirinkimas. choice. Tikiuosi, pasirinksite Because I cannot išmintingai, stand to see people suffering. nes man labai nepatinka matyti kenčiančius I don't žmonės. want to see anybody suffering. Nenoriu matyti nieko I kenčiančio. want to see everybody happy, Noriu matyti visus laimingus, singing and dancing in ecstasy. kurie šoka ir dainuoja ekstazijai. So now I can ask if there's any questions. Todėl noriu paklausti, kokių jūs turit klausimų. Sakykit, jeigu iš tikrųjų pasąmonė, jeigu toks nėra tikslas labai toli siekiantis Krišnos meilės, Krišnos sąmonės, bet yra noras save pažinti, ar tai yra savanaudiškas noras, ar tai yra ne Krišnos sąmonės noras? There is no strong desire to achieve Krishna prema, but there is desire to know myself. Is it a selfish desire or not? Slightly selfish, yeah. Taip, šiek tiek savanaudiškas, But it's still good. bet tai jau neblogai. Krishna says of all those who come to me, those who are coming for knowledge, they are the best. Krišna sako, kad visi, kas pas mane ateina, tie, kas ateina iš minties, jie yra geriausi. So, of all those who come to God for material, it is the best reason to come, to know oneself. And for knowledge, that is the best reason to come to Krishna. Iš visų materialių troškimų šitas geriausias. But once you get the knowledge, you realize that there's something higher than knowledge. Bet kuomet gaunate žinojimą, turite suprasti, kad kažkas yra daugiau. And that is to please God. Ir tai yra patenkinti Dievą. Because God is like the body and you're like the hand. Nes Dievas yra kaip kūnas, o jūs kaip ranka. Or God is like the belly and you are like the hand. Arba Dievas yra kaip skrandis, pilvas, So when the o hand jūs kaip serves the ranka. belly, then the hand gets the nourishment. Taigi, kuomet ranka pamaitina pilvą, jinai pati pasimaitina. For the hand simply to know I am the hand and this is my function, that is not perfect. Vien tik žinoti rankai, kad štai aš esu ranka ir tokia mano funkcija, nepakanka. To know that I'm the eternal servant of Krishna, that's very good knowledge. Kad žinoti, jog esu amžinas Krišnos tarnas, yra labai gerai. Until you actually absorb yourself in devotional service, you will not achieve perfection. Bet kol jūs neužsiimsite atsiunimo tarnystę, tobulumo nepasieksit. Anything else? Yes. Norėčiau paklausyti gerbiamo Gurdaus, kaip reikėtų išugdyti tą tokį troškimą, pažinti tą tokį tikėjimą ir troškimą pažinti save bei posėdėti Krišnos sąmonę. How to get this strong desire to have Krishna consciousness? How to get a strong desire to have Krishna consciousness. One has to realize the necessity. Žmogus turi suvokti to būtinybę. That if I don't become Krishna conscious, I remain a slave of Maya. Jeigu netapsiu Krišnos sąmoningu, tuomet liksiu Majos vergu And there's no guarantee I'll be a human being in my next life either. ir net nėra garantijų, kad turėsiu žmogaus kūną. I could be a tree, I Nes could galiu be a tapti dog, medžiu a ar monkey. šuniu. Try to understand your human life is meant for spiritual awakening. Taigi reikia pabandyti suprasti, kad žmogaus kūnas yra skirtas That's why dvasiniam nature pabudimui. or God has given you this human form. Tam Dievas ir suteikia žmogaus kūną. You're meant to utilize it to fully absorb yourself in Krishna consciousness. Ir jis yra skirtas tam, kad pilnai pasinerti į Krišnos sąmonę. So if you neglect that, you are violating the laws of nature Ir jeigu jūs tai ignoruojate, jūs pažeidžiate gamtos dėsnius. and actually becoming lower than an animal if you neglect it. Ir iš tikrųjų tampate net žemesnių už gyvūnus. So do you want to be an animal or you want to be a human being? Taigi, ar norite būti tik gyvūnu ar žmogumi? Human being means awaken your Krishna consciousness. That is human life. Žmogus reiškia pažadinti savo Krišnos sąmonę. Otherwise you're going to be an animal in your next birth. Kitu atveju, galite būti gyvūnas. If you live like an animal now, I guarantee you will be an animal in your next birth. Jeigu jūs gyvensite kaip gyvūnas dabar, Do you garantuoju want an kitą animal body in your gyvenimą, next life? gausite gyvūno kūną. Then you better take the Krishna consciousness seriously. Todėl geriau priimti Krišnos sąmonę rimtai. Any other questions? Dar klausimų?
Yes. Sakoma, kad aukštesnių planetų, aukštesnių pasaulio gyventojai, jie kaip ir turi, jie yra sveikesni, ilgiau gyvena, jų intelektas, matyt, turėtų būti žymiai stipresnis. Ir, ta prasme, ir žinių lygtai jie daugiau turėtų turėti, nes to žinojimo, kad daugiau turėtų būti. Tai kaip tą galim paaiškinti, kad ir intelektas stipresnis, ir žinios arčiau, bet vis viena jie, kaip sakoma, grįžta atgal į žemę ir kitur ir tik iš čia startuoja. Nes lygtai ten žymiai patogesnės sąlygos. In demigod planets, the demigods, they have a stronger intellect and they have better bodies, but why it is said that it is better to make spiritual progress in this world? Yes, the demigods have good intelligence, they have all these powers. So why is it said to be better to be here? This question, yeah. Taigi pusdieviai turi geresnės galimybės į intelektą ir kūną, bet kodėl Because they have sakoma, such amazing facility for sense gratification. kad tobulėt geriau yra žemėje? Todėl, kad pusdieviai turi nesuvokiamas galimybės jusliniam pasitenkinimui. They can have sex as much as they want without making the women pregnant. Jie užsiima lytiniais santykiais kiek tik tai nori ir nėra jokio pastojimo. They only get pregnant right before they're going to leave their bodies. Otherwise there's no pregnancy when they have Apvaisinimas sex. vyksta tik tai prieš pat paliekant kūną. And there's such a facility for sense gratification in the heavenly planet. Ir ten yra nesuvokiamos galimybės visiškai They have the tenkintis. soma rasa, which is an incredible intoxicant, which it gives you it's so pleasurable and there's no bad side effects. Jie tenais turi tokį nuostabų intoksikantą somorasą, kuris suteikia tokį nuostabą apsvaigimą ir malonumą be jokių pašalinių poveikių. Enjoyment is so great that it's very difficult to be sober about the human form of life. Taigi ten gyvos būtybės tiek daug tenkinasi, kad jiems sunku tapti rimtiem dvasiniam pabudimui. There's hardly any suffering there at all. Nes ten nėra jokių kančių. There's some. They Vos have to die kelios. eventually. Tai yra, jie turi numirti. And sometimes the demons do overtake the heavenly planets. Ir retsykiais demonai užpuola jos. The demigods have to go into hiding. Ir jie turi slėptis. But generally there's so much facility there. Bet paprastai ten yra tiek daug gerų For sąlygų enjoyment. pasitenkinimui. So therefore this earth planet is a better place. Todėl Žemė ir yra geresnė. Here we have enough suffering to make us sober and enough peacefulness to allow us to cultivate Krishna consciousness. Nes čia yra tinkamas balansas kančios ir ramybės, kad mus labiausiai kvieptų tobulėti dvasiškai. The hellish planets is so bad that people's minds are so disturbed they don't have time to even think about self-realization. Pragarinėse planetose žmonės tai blogai yra, kad net nėra laiko pagalvoti apie savęs pažinimą. They're struggling for their survival every minute. Kiekvieną sekundę jie stengiasi išgyventi. But this planet we have a little space to have meetings like this and talk about Krishna and self-realization. Bet šitoje planetoje mes turime galimybę, pavyzdžiui, turėti tokius pokalbius kaip čia, kad susitikti ir kalbėti apie dvasinį gyvenimą. Todėl čia yra geriausios sąlygos. So now take advantage. Taigi jomis ir pasinaudokit. You awaken your Krishna consciousness. Pažadinkit savo Krišnos sąmonę. Don't hanker to become a demigod. Nesistenkite tapti pusdieviu. Even that position is only temporary. Nes net ši padėtis yra laikina. One can do great penances and austerities and become a demigod in their next life. Žmogus gali atlikti didelės askezes ir kitą gyvenimą tapti pusdieviu. But after burning off all the reactions for the pious deeds which qualified them to enter the heavenly abode, again they fall down to this plane. Bet kuomet jie išnaudos visą gerą karmą, jie visiems turės grįžti čia. So why endeavor so diligently for something which is only temporary? Taigi neverta dėti pastangų tam, kas yra laikina. You should endeavor for that purposeful end, for which there is no coming back. Reikia dėti pastangas tam tikslui, kurį nereikės mums sugrįžti. You should endeavor for going back to home, back to Godhead. Tai yra stengtis grįžti atgal į dvasinį pasaulį, atgal pas Dievą. Next question. Kitas klausimas. Yeah. Kai kurie turi geresnės sąlygas praktikuoti Krišnos sąmonę, kiti gal ne tokias geras. Ir kaip išlaikyti tą entuziazmą praktikuoti ir tobulėti,
kas galbūt, kad ta praktika netaptų rutina, kas galbūt ypatingai aktualu šeimos žmonėms. Kokie yra svarbiausi elementai, kad išlaikyti entuziazmą praktikoje? What is the most important thing to keep enthusiasm, especially in family life? To avoid routine and to be enthusiastic. What is the most important thing to be remain enthusiastic about? Yes. Chanting Hare Krishna. In Grahastha life. Yeah, Grahastha life. Svarbiausia yra kartoti Hare Chanting Krishna mantrą. Chanting is the main thing. You have to have that great enthusiasm to chant nicely Hare Krishna every day. Svarbiausias dalykas yra kiekvieną dieną labai rimtai kartoti Hare Krishna mantrą. Because that's where you get the higher taste. Nes iš čia tu gausi aukštesnį skonį, Beyond sense gratification. kuris pranoks juslinį There are pasitenkinimą. nice festivals, like the Baltic festivals are there. Yra nuostabus festivaliai, kaip Baltijos, Harinams yra and Harinamos, programs at the temple. These are nice. šventyklos programos, tai They're yra not going gerai, on every minute. bet ne So the kiekvieną most laiką important jos thing vyksta. is you develop a taste for the holy name. Tad pats svarbiausias dalykas yra išsiugdyti skonį And šventam that will vardui. sustain you in every situation. Ir tai jums leis tęsti praktiką bet kokiamis aplinkybėmis. Become free from all the dirt in the heart. Reikia išsivaduoti nuo purvo mūsų širdyje. This is why initiation is important. Todėl taip svarbu yra iniciacija. Because to get to the stage of nishta, or actually prior to that, to get to the stage of anartha nivritti, one has to be initiated. Nes tam, kad pasiekti anarcha nivritti pakopą, reikia gauti iniciaciją. The stages are given by Rupa Goswami, the stages of bhakti. Rupa Goswami pasakoja apie šitas bhakti pakopas. The first stage is shraddha, or faith in the process. Pirmoji pakopa, kada mes įgyjame pirminį tikėjimą šradą. The second stage is sadhu sangha, association with devotees. Sekanti pakopa, kuomet mes pradedam bendrauti su atsidavusiais. Third stage is you take up the activities of the devotees. Trečioji stadija, kuomet mes pradedam mėgdžioti atsidavusių veiklą. You chant, you hear, you honor prasadam, Valgyti prasadą, kartuoti you šventą vardą, serve, you take tarnauti, initiation. priimti iniciaciją. These are all included in the stage called bhajana kriya, Visa tai vyksta bhajana kriya stadijoje. engaging in the prescribed activities of bhakti as given by Rupa Goswami in his scriptures. Tai yra užsiimti Rupa Gosvami nurodyta bhakti jogos veikla. So by this, following the standard guidelines, chanting, hearing, initiation, etc., Taigi, sekant šitom veiklom, tai yra kartoti, klausyti ir gauti then iniciaciją. you can actually, in a very real and tangible way, you can clean your heart of lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. Jūs savo širdį išvalote nuo geismo, gapšumo, beprotybės, iliuzijos. And then you can become what's called a fixed up devotee, solidly fixed devotee. Ir tuomet jūs pasiekėte stabilumą. And then from there, that's when then you actually get what's called nama ruchi, a taste for the name. Ir tik tai tada jūs patenkate į namą rūčį pakopą, tai yra That, when tikros you get to that skonio. stage, you're solidly situated. As whether you're married, a sannyasi, a brahmachari, doesn't matter. Jeigu jums pavyks dasikapanoti iki šitos stadijos, jūs būsite visiškai You need to reach the nama įsitvirtinęs. ruchi stage. Ir nieks jūsų neišmuš. And that's why initiation is a very important thing. Todėl iniciacija yra tokia svarbi. Because otherwise you can't get free of the selfish tendencies in the heart. Nes kitaip neįmanoma išsivaduoti nuo By savanaudiškų having a spiritual tendencijų. master and surrendering to the spiritual master, that Atsiduodant. enables you in a very practical and real way to get free of selfishness. Dvasinių mokytojų mes išsivaduojame nuo savanaudiškumo. Otherwise, if one holds off, no, I don't want to have a guru, then you're holding on to some selfishness. Kitu atveju, jeigu žmogus nepriima, neatsiduoda dvasinių mokytojų, And į you jo won't be able to have a savanaudiškumas taste for the neišnyksta. name. It won't happen. Ir skonį šventam vardui And you have a neatsiranda. hard time in household life to maintain your Krishna consciousness. Ir šeimoje išlaikyti Krišno sąmonę nėra lengva. So therefore, diksha is a very important thing. Todėl iniciacija yra be galo svarbu. All devotees should aspire for diksha. Kiekvienas As soon as atsidavęs, possible. kiek įmanoma greičiau turi stengtis gauti iniciaciją. That let me become fixed in chanting, Tegul žmogus tampa įsitvirtinęs kartojime, following the regulated principles, tegul jisai seka reguliuojamaisiais principais and get initiated. ir kuo greičiau priima I joined, iniciaciją. everybody wanted to get initiated immediately. That was the mood. Kuomet aš prisijungiau prie judėjimo, buvo tokia nuotaika, kad kiekvienas You had to tenkėsi wait 6 months. kuo greičiau gauti iniciaciją, bet reikėdavo laukti 6 mėnesių.
And then you get initiated. For 6 months you get initiated. Po 6 mėnesių kiekvienas gaudavo All you iniciaciją. had to do was chant 16 rounds and follow the regular principles for 6 months and the diksha. 6 mėnesius reikėdavo kartoti 16 ratų, siekti 4 And we all principais went for it ir as soon as we could get it. kiek įmanoma greičiau mes stengdomės gauti My iniciaciją. godbrother Dhananjaya, he joined in the UK. Mano dievo brolis Dhananjaya, kuris prisijungė Anglijoje, In the first lecture he went to Prabhupada. pačioje pirmoje paskaitoje, kuomet sutiko Šilą Prabhupada said, Prabhupadą, are there any questions? kad po klausimam He raised laikas, his hand. jis pakėlė ranką He said, when can I get initiated? ir paklausė, kadagi aš galiu būti That was his inicijuotas. question, you see. Tokie klausimai So buvo. that kind of enthusiasm, you see, Toks entuzijazmas. that's lacking now in our movement. Ko trūksta dabar? Devotees are not enthusiastic to get initiated and strictly become fixed in chanting and following the regular principles. Atsidavusiai neskuba kuo greičiau įsitvirtinti, sekti 4 principais ir That įsitvirtinti means šventą you vardą advance very kartojimą. slowly. Tai reiškia, kad progresas vyks It lietai. means up and down, not Reiškia, steady in Krishna consciousness. Sometimes up, sometimes down. Kartais aukštai, kartais žemai, kartais Up and down, up and down. entuzijazmas, kartais depresija. When you become serious, Kuomet jūs tampat rimti, I must surrender to the bona fide spiritual master. aš turiu atsiduoti tikram dvasiniui mokytojui. Therefore, I need to chant 16 rounds and follow the principles. Todėl aš kartuosiu 16 ratų ir sieksiu 4 principais. That will make you very steady. Tai padarys jūs labai stabilę. Whether you're a sannyasi, of course you wouldn't be a sannyasi. Nesvarbu, ar jūs būsit sanjasi ar sanjasinė. Whatever your ashram is, Kad ir kokia mašame jūs būsit. you'll be steady and strong. Whether you're married, single, doesn't matter. Ar būsit susituokę, ar būsit vieniši, nesvarbu. If you dedicate yourself to your spiritual master, Jeigu jūs then you're very atsiduosite solid. savo dvasiniui mokytojui, jūs būsite stabilus. That's what keeps me going all these years, you see. Tai, kas mane įkvėpė iš visus šitus I'm metus, dedicated to Prabhupada. tai yra atsidavimas Šilai Prabhupadai. Through all circumstances, Visose sunkumuose. I always dedicated to my spiritual master, Srila Prabhupada. Visą laiką dedikuoju save savo dvasiniui mokytojui Šilai Prabhupadai. That has made me steady in Krishna consciousness. Ir tai padaro mane stabiliu Krišno sąmonė. Any other questions? Dar klausimų? Yeah. Ar Krišnai būdingas pavydas? Savybė. Does Krishna has envy? Oh, yeah. Būtinai, taip. That's why he becomes Lord Chaitanya. Todėl jis ir tampa Chaitanya. He's envious that Radharani is tasting more nectar than he is. Nes pavydė Radharanį, jog jinai džiaugias labiau negu jis pats. So he becomes like Radharani. Todėl jis pats pasidaro He kaip takes her Radharanį. golden complexion Tampa auksinis and it takes her position also of being a devotee. ir tampa atsidavusioju. Krishna doesn't want to be defeated by anyone. Nes Krišna nenori, kad jį kažkas tai nugalėtų. So when he sees that his devotees are tasting more nectar than he is, he also becomes a devotee. Jisai matydamas, kad jo atsidavusiai džiaugiasi dar labiau negu jis pats tampa savo In other atsidavusiai. words, the devotee tastes more nectar than Krishna. Taigi atsidavusiai džiaugiasi labiau negu Krišna. That's why he becomes Lord Chaitanya. So he's envious of Radharani. Todėl iš pavydo Krišna tampa viešpačiu So he can Chaitanya, also taste that nectar. kad jis irgi galėtų paragauti šitą nektarą. So why be envious of God? Taigi, kam pavydėti Dievui? Become a devotee of God, Geriau tapti Dievo atsidavusioje and you can enjoy more than God. ir galėsite dar daugiau už jį džiaugtis. This is our philosophy. Tokia yra mūsų filosofija. Questions more? Dar klausimų. Yeah. Dažnai per akadašį tenka gaminti iš neleistinų produktų, iš mirtinų. Ir teko girdėti iš kelių atsidavusių, kad tiesiog nedarėtų siūlyti mokytojo aukojant. Kaip iš tikrųjų yra? Grūdus, ne? Aha. Because of my job, I have to cook during Takadashi the grains and give it to people. I have some opinions that we can offer it, but not through guru, or what to do in this situation. Offer what? How to deal in this situation? How to offer such food? How to offer food? I Krishna. don't follow the question. During Krishna can Takadashi, Krishna can take. Oh, the Shivanik Vishwanam on Ekadasi? during Takadashi, I have to cook grains. That's Yes, all you right. could. How to? Prabhupada said we can. Krishna will accept. Yeah. He doesn't. Krishna doesn't follow Ekadasi. But should he? And Prabhupada even said we could serve grains to the karmis on Ekadasi. Should he use Gurudev Huh? picture also? Huh? Should he use Gurudev picture? Oh, okay.
Yeah, it's all right. Because I'm just passing it on to Krishna. Ja, mokytojas perduoda Krišnai, Yeah, tai I see galima the per question. mokytoją aukoti. Can he offer to me on Ekadasi? Yes, it's all right. Because I'm just passing it on to Krishna. Krišna gali valgyti per Ekadešį grūdus. Anything else? Yeah. Noriu paklausti mokytojo, kad einant to dvasingų gyvenimo keliu, kartais būna tokios situacijos, kad saviem tampi svetima. Ir jie tau tokius siunčia palaiminimus ir palinkėjimus, kad net graudu darosi. Ar tie palaiminimai, palinkėjimai mums įsipildo, kada mes tai kartuojam Hare Krishna mantra? Sometimes when we start to practice, our relatives become envy and start to curse us. Curse? Yes. This curse would be fulfilled or not? It's going to bounce back on them. Ne, jie tie prakeikimai atšoks If ir you curse grįž a pas juos. Vaishnava, the curse bounces back on you. Jeigu Vaišnava prakeikia, tas prakeikimas grįžta pas prakeikėją. They're cursing themselves. Taigi jie tik save prakeikinėja. Next question. Kitas klausimas? Yeah. Mokytojas pabrėžė, kad labai svarbu iniciaciją priimti ir kuo skubiau. Sakykite, o jeigu kas yra tokių, kurie nori širdie priimti iniciaciją, širdie, tai prasme, ar to pakanka? Some people wants to take initiation only in the heart, but not external. Is it enough? That's bogus. Ne, tai nesąmonė. Prabhupada, that means they're not really taking initiation in the heart. Tai reiškia, kad jie nepriima iniciacijos širdyje. Yeah. If they are taking in the heart, externally it will manifest. So they are not. Jeigu iš tikrųjų širdyje priimi, tuomet ir išoriškai tai apsireiškia. Kitaip tai nepriimi širdyje. They're really taking it in the heart, then it will happen externally. Otherwise, they didn't really take it in the heart. Tikrai priimti širdyje, tai reiškia priimti ir iš išorės. That I accept you as my spiritual master in my heart. And the spiritual master says, okay, come for initiation. No, Gurudev, I don't need to take initiation, I can accept you in my heart. Aš priimu tave mokytojo širdyje, mokytojas sako, gerai, tai teik iniciaciją. O ne, I don't need man to follow your nereikia. instruction because I've already surrendered to you within my heart. Man nereikia sekti mokytojo nurodymais, nes aš jau širdyje priėmiau mokytoją. In other words, you're just a cheater. Tai žodžiais tariant, tu esi sukčius. You want to think, oh yes, I'm a surrendered devotee, but you're surrendered to your mind only, Iš rascal. tikrųjų, tai neatsidavimas mokytojui, tai atsidavimas savo protui. Not you, but the person that's thinking that way. Kas You're taip not a galvoja? rascal. Aš nekalbu apie jūs, aš You're kalbu apie my tai, surrendered disciple. kas taip galvoja. But someone who's thinking that way, they're a rascal. Kas taip masto, yra niekšelis. Of course, my disciples should think they're rascals. Aišku, mano mokiniai turi galvoti, kad jie That's yra how you advance niekšeliai. in Krishna consciousness. Taip jie neprogresuos. If one thinks, oh yes, I am a great advanced devotee, Jeigu galvosi, na, aš esu jau pažengęs atsidavęs, that will not be good. tai nebus gerai. One should think, yes, I'm rascal. Reikia suprasti, o, aš Now I have niekšelis. to get out of this rascal mentality and become pure devotee. Ir reikia man tapti tyro atsidavusiu. That sort of thinking will help you to advance in Krishna consciousness. Toks mąstymas įkvėps jūs tobulėti. Anything else? Yeah? Ar įmanoma atiduoti Krišnai savo laisvą valią? Mums viską duoda, mes turime, ar aš galiu išlaikyti savo laisvą valią? Krishna is giving free will to us. Can I give my free will to him? You will always have free will, Visą laiką turėsi laisvą valią. because otherwise you're not interesting. Krishna would not find you very interesting if you didn't have any free will. Kitu atveju, Krišnai, tu būsi neįdomi, You would just be a robot if you had no free will. nes būsi tik robotas. Who would want to associate with a robot? It's not very interesting. O niekam su robotu bendrauti neįdomu. So Krishna eternally gives you free will. Taigi, Krišna tau amžinai duoda laisvą valią. But if you will surrender to Krishna, Bet jeigu jam atsiduosi, that is the right thing. tai yra tinkama. My dear Lord, from now on, your will is my will. Viešpate, nuo šiol tavo valia yra mano valia. You've studied the Bible? Ar studijavai Bibliją? That's what Jesus said. Ta pati Jėzus Kristus sako. My dear Father, my will now is your will. Tavo brangus tėve, tavo valia yra mano valia.
So whatever you want me to do, I will do. Kad ir ką tu nori, kad aš daryčiau, aš pasiruošęs. Not my will, but thy will be done. Ne My mano will, valia, but your will. bet tegul tavo valia būna. So that is the right mood. Tokia yra tinkama You nuotaika. have your free will, Tu ją turi, but you voluntarily surrender it to the Lord that, my Lord, I'm not going to act on my will anymore now. From here on, I'll only act on your will. That's the right mood. ir savavališkai priimi viešpatės valią. So Jesus is a pure devotee. Taigi Jėzus yra tyras atsidavęs. He is our guru, Prabhupada said. Ir Prabhupada sako, jis yra He mūsų is guru, teaching pure bhakti. nes moko tyros The bhakti. trouble is the Christians don't understand him. Be daug krikščionių jo nesupranta, Their minds are polluted by all that meat that they eat. nes jų protai per daug užsiteršia nuo Ja. mėsos. Isn't we are acting on Krishna's will, whether we like it or not, but if we voluntarily act on his will, my will and thy will, then we become more dear to him rather than rascals. Mes veikdami savo valią atiduodami viešpačiui, tai yra veikdami tai, ką jisai nori, ne ką aš noriu, mes iš niekšo tapsime atsidavusiais. Krishna has two energies, Krišna turi dvi energijas spiritual energy and the material energy. - dvasinė ir materialė. We are always serving Krishna. Mes bet kuriuo atveju tarnaujam Krišnai. We're either serving his spiritual energy or his material energy. Tik tarnaujam arba jo materialiai energijai, arba dvasiniai. Just like here in your country, Lithuania, Pavyzdžiui, šioje šalyje you have the universities, turite universitetus and you also have the prisons. ir turite kalėjimus. So you can serve as in the state university, you can serve in the state prison. Ir galite tarnauti arba kalėjime, arba universitete. You have government, any universities run by the government here, or is it all private? You have government? Yra valstybiniai išsilavinimo įstaigos. Yeah, so you're serving in a government institution Taigi, jūs tarnaujate valstybiniai institucijai, in either case, bet kuriuo atveju. in the state university or in the state prison. Arba išsilavinimo įstaigoje, arba kalėjime. In either case, you're serving in a government institution. Bet kuriuo atveju jūs tarnaujat valstybinį instituciją. So if you have your choice, you go to the prison or the university. Taigi jūs turite pasirinkimą, ar išsilavinimo įstaigoje Either way, mokintis, you're ar serving a kalėjime. government institution. Bet kuriuo atveju tarnausite valstybinį So instituciją. you're going to serve anyway. Taigi Krišnai tarnausit bet kuriuo atveju. We either serve the spiritual energy or the material energy. Your choice. Tik mes pasirinkam ar dvasinį energiją, ar materialiai. The material energy is like the prison. Materiali energija yra kaip kalėjimas, The spiritual energy is like the university. o dvasinė energija kaip universitetas. Service you cannot give up. Bet kuriuo atveju reikia Nature tarnauti, is to serve. nes tokia yra prigimtis. You must serve. Jūs turite Now you tarnauti. choose which kind of service will most benefit you. Taigi pasirinkite tą tarnystę, kuri duos jums daugiausia naudos. That is called intelligence. Tai yra intelektas. Human life means a life of intelligence. Žmogaus gyvenimas reiškia intelektas. So don't be a fool and serve the prison. Reikia nebūti kvailiu, As 99.999% of the world population is doing at the present moment. kaip 99,999% visuomenės daro. Any other questions? Dar klausimų? Yes. Bhagavad Gitoje sakoma, kad žmogaus siela nieko neveikia, veikia tik tai kūnas ir protas ir intelektas. Tai tarkim, jeigu tarnaujame kitiems baktams ir atsidavusiems, ar tai veikia mūsų siela? Ar čia vis dar kūnas veikia? In Bhagavad Gita said that soul does not act only body. But if we serve devotees, is it act of soul or is act We do what? serve devotees? Serve. Is it act of soul or is act of body? Is that the soul acting? The material nature is like a machine. Materiali gamta yra kaip mechanizmas. It is called yantra. This material body is called yantra, a machine. Tai yra vadinama jantra, mašina. So ultimately everything is orchestrated by Krishna. Ir galiausiai visakam diriguoja Krišna. But it's your free will, just like either the prison or the university. Bet čia yra mūsų laisva valia. Either way, the state laws are being followed. The procedures given by the state are followed. Ar būti piliečiu, kuris
klauso įstatymų ar būti piliečių kalėjime. It's your choice how you want to serve. You're going to serve either energy by your very nature. You will serve one of the energies. Vienaip ar kitaip pagal savo prigimtį tu tarnausi. So, but it's your choice how you will serve. Bet tu renkiesi kaip. So when you serve, it is you do get credit for doing the service. Even though it's being conducted with the Lord's spiritual energy, because you volunteered to be conducted by the spiritual energy, you get the credit for doing the service. Kai atlieki dvasinę tarnystę, gauni dvasinę naudą. Does that answer your question? Ar tai atsako tavo klausimą? Because I asked, the spirit acts during the service to others. His question is that whether the living entity as a soul is acting or the body. The body is just a tool. The actor is the soul. Kūnas yra tik įrankis, o juo naudojasi siela. But the ultimate doer is Krishna. Galiausiai tai yra Krishna pagrindinis The veikėjas. soul is definitely active. Bet be abejo, siela taip Body pat is just a veikia. dead machine. Kūnas yra tik negyva mašina. When you drive down the street, who's doing the driving? Mes vairuojame gatvėje. Kas Are you vairuoja? driving the car, or is the car driving itself? Ar mašina pati važiuoja, ar tu You're vairuoji? driving, you see. So the car is not doing anything. It's the driver who's actually doing it. Taigi, automobilis nieko nedaro, tai tu vairuoji. So the soul is the one who's actually doing the thing, not the body. Taigi, iš tikrųjų, siela veikia, ne kūnas. Body can't do anything. Kūnas nieko negali Just padaryti. dead matter. Tai yra tik negyva materija. Yes. Tai būtent tą pasirinkimą ar tarnauti materijai, ar tarnauti dvasiniam aspektui padaro siela, ar ne? Tai kaip tą paaiškinti, kad siela iš savęs kaip ir tobula, bet jinai gali padaryti tą neteisingą pasirinkimą, ne? So if the soul is choosing which energy to serve, how to explain how the soul, because it is by the nature pure, how choosing not a good decision, how she is choosing to serve material energy. Yes. Prabhupada explains, Prabhupada paaiškina. actually the soul is just like you have your finger and the body, you see. The finger is naturally meant to, it's naturally connected with the body, it serves the whole body by its very nature. Siela yra kaip pirštas ir So the actual position of the soul is to serve in the pastimes of the Lord. tikroji sielos padėtis yra tarnauti viešpaties žaidimuose. In any one of 5 different types of primary rasas. Vienoje iš 5 pirminių rasų. Neutrality or Shanta rasa is there. Yra neutrali arba šanta rasa, Servitorship or Dasya rasa is there. tarnystės rasa, Friendship or Sakya rasa is there. draugystės rasa, Parental mood or Vatsalya rasa is there. tėviška rasa. Madhurya rasa or Conjugal rasa is also there. Ir taip pat madurya rasa. So when the soul in its original position, he serves as a cowherd boy, a cowherd girl, a parent of Krishna, a flower, a tree, a butterfly. There are the oil, the earth on which Krishna walks. Everything in the spiritual world is a person. Dvasiniam pasauliu viskas yra asmuo ir siela gali pasirinkti, kokią tarnystę ten But atlikti. sometimes, if the living entity wants to imitate Krishna, Bet kartais siela nori imituoti Krišną. just like sometimes we have experience here in this world, sometimes people say, "I am God." Mes turim patirtį, kartais žmonės sako, aš esu Dievas. When someone wants to imitate Krishna, then the material energy grabs them and pulls them into the cycle of birth and death. Kuomet siela nori imituoti Krišną, tuomet materialinė energija jį nutempia į materialų There's pasaulį. no Krishna imitators are allowed in the spiritual world. Nes dvasiniam pasauliu neįmanoma imituoti Krišną. So it is just, they say curiosity killed the cat. Kaip yra sakoma, kad smalsumas nužudo katę. Someone thinks, what would it be like if I was God? You see. Gali žmogus pagalvoti iš smalsumo, kasgi būtų, jeigu aš būčiau They can Dievu. try to be God here in the material world. Ir materialiam pasauliu mes gaunam galimybę tai pabandyti. Think that here everyone thinks they're the center of the universe, isn't it? Čia juk kiekvienas galvoja, kad yra visatos centras, taip? Everybody thinks and acts as if the whole world revolves around them. It's a fact. Kiekvienas mąsto, kad visas pasaulis sukasi apie jį.
So that means they misuse their independence. Tai reiškia netinkamai panaudota mūsų Instead nepriklausomybė. of seeing Krishna as the center, they wanted to be the center. Kad Krišna būtų centre, mes matome save kaip centre. Any other questions? Dar klausimų? Yeah. Noriu paklausti apie dvasinio mokytojo pasirinkimą. Yra daug inicijuojančių dvasinių mokytojų, kurie atitinka tas reikalavimus šventraščiuose aprašytus. Ar labai svarbu, renkantis mokytoją, yra kažkokį ryšį teko jausti, ar galima tiesiog praktiškai pasirinkti, kuris ten atvažiuoja į tavo šalį. Nes jų visų tikslas yra vienas, sugrąžinti pas Krišną, išmokti tarnauti Krišną. When we choosing spiritual master, can we choose very practical to see which spiritual master is more coming, or we should choose according to what internal feeling I have? Should I choose a spiritual master based on how many days he spends in Vilnius? Or which one, or how much I feel his presence within my heart? One could ask. It's a similar question. Žmogus gali užduoti panašų klausimą. Ar reikėtų dvasinį mokytoją pasirinkti remiantis tuo, kiek jisai būna Vilniuje, ar... I understood her question. What are you saying? Her question is that the master who gives the more knowledge or just No, who spends more time, she said. No. What is it? Ne vien tai, kiek nuvažiuoja, bet tiesiog praktiškai, ar turi būti kažkoks vidinis tas ryšys. Nes jie visi gyvi. More general question that we should see more practical, if it's possible to have association with him, or just see some more internal. Internal feelings. Because everyone is inspiring, Yeah. so how proper to choose? You want to comment? Go ahead. No, I was just saying how to choose. So he has given the different question answer. So she was shaking head that because your translation was not proper. So that's why I was trying Okay. to. Yeah. You can answer. Well, actually, both things are important. Abu dalykai yra svarbus. I mean, you should be able to, communicate with your guru. Turi būti galimybė bendrauti su jūsų guru. I mean, some devotees are inspired by a guru that they can never even send him an email and get an answer back. Some devotees do that. Kartais atsidavusi būna įsikvėpę priimti iniciaciją iš to mokytojo, iš kurio net niekada negalės gauti jokio elektroninio laiško. But I just speaking from my own experience. Bet aš kalbu iš savo patirties. I would say it's really both because that's what I got from Prabhupada. Aš iš Prabhupados gavau abu dalykus. I got the inspiration plus Prabhupada would personally answer my letters also. Aš gavau asmeninę galimybę gauti iš Prabhupados laiškus ir taip pat vidinį įkvėpimą. I recommend you find somebody where you can have personal contact, you can answer personal questions, and you feel the inspiration. You should find both. Rekomenduoju rasti tokį mokytoją, iš kurio galėsite gauti asmeninius atsakymus And then your mind ir won't be confused. kur būsite viduje įsikvėpus Because priimti. you have one desire here for practical interaction. Nes yra vienas troškimas praktinis You have the other bendravimo desire for be very, very inspired within your heart. ir kitas troškimas turėti vidinį įkvėpimą. So if you look for a guru that'll give you both, I'm sure Krishna will give you the proper spiritual master who can do both. Ir jeigu ieškosite tokio dvasinio mokytojo, kuris patenkins abu jūsų troškimus, susitikinęs, kad Krišna jums tokie atsiųs. But what Krishna says in the Bhagavad Gita, Tadvidi Pranipatena, you go to the spiritual master, surrender, render service and inquire from him. That's the spiritual master one should take. Bet Bhagavad Gitoje Krišna sako, kad mes turime atsiduoti dvasinio mokytojui, klausdami jo, atlikdami tarnystę jam. She's recommending that according to scripture, you should be able to interact with the spiritual master. Taigi šventraščiai rekomenduoja, kad būtų galimybė kreiptis į You dvasinį approach mokytoją, him, you inquire from him, you serve him. That's stated in the Gita. tarnauti jam, įgauti šio atsakymus. So her answer is very good. You need to have a guru where you can have some kind of personal contact with him. Taigi guru reikia, kad būtų galimybė turėti asmeninį You kontaktą. can write him an email, you can have a darshan with him. These are important things. Parašyti jam laišką, su juo susitikti. Some guru very far away, you never get to see him, you just inspire within your heart. That's all right, but sometimes you may need that extra help. Jeigu guru bus labai toli ir jis bus You're įsikvėpęs, having bet difficulty, you're confused, and
No devotee is able to answer your questions, to satisfy you, but then if your guru will directly answer your questions, wow, now it's completely solved, you see, the problem solved. Ir jūs turite turėti galimybę, kaip tiesiogiai susisiekti su dvasiniu mokytoju, kad gauti atsakymus. Okay, next question. Šrila Prabhupada taip pat rašo, kad mes nuėję į dvasinį dangų niekada nepuolam iš jo daugiau. Kaip visą tai suderinti su tuo, kad Majomis gali pasipriešinti? Srila Prabhupada is telling that we will be not falling from spiritual world, but No. It's right there in the Bhagavatam. There's a whole purport in the Bhagavatam how we fell from the spiritual world. but then we will come back. Huh? Then we will come back. We will not be able to fall down. One can fall once. One cannot, will not fall twice. So the question is, how to understand that there is possibility to fall down? Yes, because the free will is there. The thing is, you could fall 500 times Iš tikrųjų galima pulti iš dvasinio pasaulio 500 kartų, because you have the free will, todėl kad yra laisva valia, but you won't. bet jūs to nedarysit. It's sometimes said in English, once burned, twice shy. Kartais yra anglų kalboje sakoma, kad kartą šokęs į vieną balą, antrą You kartą can stick your nešoksi. head in the fire and get burned as many times as you like. Ranką gali į ugnį įkišti kiek nori kartų ir But apsideginti. once you do it once, you're never going to get close to that fire again. No way. Bet kartą įkišęs ranką, antrą kartą jau nenorėsi. So yes, you can fall down millions of times if you want. Taigi, jeigu nori, gali. But when you've tasted how hellish it is to be in the cycle of birth and death, and how wonderful it is to be back with Krishna, you would never ever fall down again. Bet kartą pabandęs, antrą kartą jau nenorėsi. Next question. Yeah. Toks kvailas klausimas. Jeigu kartuoji džapą su įžeidimais, ar galima padėti kitiems? If someone chanting japa not purely, he is making some offense. Could he help to others? Could he do what to others? Help. If I'm not completely pure devotee, can I help others? Jeigu nesu visiškai tyras atsidavęs, ar galiu padėti I'm kitiems? chanting, but there's still some imperfection in my chanting. Aš kartoju, bet vis dar netobulai. Can I help others? Ar galiu padėti kitiems? If you purely preach according to the teachings of Srila Prabhupada, even if you're not a Paramahamsa yet, Jeigu tu net pati nesi paramahamsa, bet yra atstovauji mokymus, you can do great service for Srila Prabhupada. gali Šilai Prabhupadai padaryti didelę In fact, tarnystę. by preaching, that will help you to achieve that stage of pure chanting. Ir pamokslavimas padės tau pasiekti tyresnį kartojimą. Therefore, we encourage everyone to go on Harinam, everyone to distribute books, everyone to preach. Todėl visus skatinam eiti į Harinamą, platinti knygas ir Because that pamokslauti. preaching will purify you and help you. Nes taip apvalys jūs ir jums padės. And now we have one last question before we Ir go. Anyone paskutinis have one last question? klausimas. Someone didn't ask a question yet. He's been wanting to, but is a little shy. Kas nors, kas dar užtaupė paskutinį Here's one. klausimą. Kodėl žmogus, sakykime, praktikuoja dvasinį gyvenimą vieną gyvenimą, paskui eina toliau į žmogaus kūną ir pamiršta vieną ir ilgam pamiršta? Why someone is practicing spiritual practice, but next time he got human body and forget spiritual practice for long time? How long? Kaip ilgai? Too long. Too long. Bad association. Dėl to, kad turi blogus draugus. Therefore, you need to associate with devotees. Todėl jam reikia daugiau draugauti And then atsidavusiais. you remember, yes, I must serve Krishna. Ir tada prisiminsi, taip, aš turiu So tarnauti. therefore, Krishnai. Lord Chaitanya says, Asatsangya tag, give up mundane association. Todėl viešpats Čaitanija patarė atmesti materialų bendravimą. Because mundane association makes you forget that you're the devotee of Krishna. Nes tai padės jums pamiršti, kad esate Krišnos So you tarnas. should minimize mundane association as much as possible and maximize devotee association as much as you can. Todėl reikia sumažinti materialų bendravimą ir kiek įmanoma padidinti dvasinį bendravimą su Then you atsidavusiais. won't forget, Tada nepamirši. yes, I'm the devotee of Krishna. Prisiminsi, aš esu Krišnos Therefore, I must atsidavęs. become fully surrendered to Him.
Todėl noriu pilnai jam atsiduoti. Okay? Ar gerai? Yeah. We like to think we are very intelligent. We would like to think we're very intelligent. Very intelligent, then why don't we use our intelligence and make this last life? Mes norime būti labai išmintingi ir galvojame, kad tokie esame, tad kodėlgi nepanaudoti savo intelekto, kad šitą gyvenimą padaryti paskutiniu. Don't be a fool. Reikia nebūti kvailiu Don't be an idiot. ir nebūti idiotu, Don't be a mudha. nebūti asilu, Don't be a clown. nebūti klaunu, Don't be an imbecile. nebūti See? žirafa. Become Krishna conscious. Reikia tapti Krišna sąmoningu. All right, thank you very much. Achila Bhai. Maharaja ki! Jai!